Jums liudija Istorinė kovo 11-osios salė, brangi, kelianti pagarbos jausmus. Lietuvių tautai ji tarsi šventovė. Būtent čia žengti svarbiausi nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo žingsniai. Prieš 25 metus čia lietuvių kalba paskelbta valstybinė Lietuvoje, tautinė vėliava tampa valstybinė vėliava, o sovietmečiu uždraustas vytis Lietuvos herbu. Aukščiausiosios tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Tautos valia tapo dokumentu. Visa šalis dalyvavo nelengvame valstybės atkūrime. Vergams palikit vargo naktį klaikę, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Nors 90-aisiais Lietuva grįžo į Europos valstybių politinį žemėlapį, tačiau nepriklausomybę dar teko apginti. 91 sausis. Sovietų tankai atakuoja beginklius žmonės prie laisvą žodį skleidusio radio ir televizijos bokšto. Seimo salėje rimtis. Nepaisydami didžiulės grėsmės gyvybėms, parlamentarai tęsia darbą. Paklausti, iš kur sėmėsi drąsos, vėliau jie atsakys, nes Seimą ir pagrindinę jo salę, tarsi Lietuvos širdį, dieną naktį saugojo 20 000 gyventojų minia. Agresorius nesiryžo pulti Lietuvos parlamento, nors tomis dienomis tauta palaidojo 14 laisvės gynėjų. Okupacinė kariuomenė netrukus privalės pasitraukti, nes pasaulis nelieka kurčias Lietuvos skausmui. Pirmoji Lietuvos nepriklausomybę pripažįsta Islandija. Nedelsdama, po užsienio reikalų ministro Jono Boldvino Hanibalsono pirmojo užsienio valstybės diplomatijos šefo vizito į Lietuvą. O po rugpjūčio pučo Maskvoje pralaimėjimo dauguma pasaulio valstybių. 92 kovo 11-osios salėje Prancūzijos prezidentas François Mitterrandas, pirmasis atvykęs užsienio valstybės vadovas. Parlamente kalbą sako Lenkijos prezidentas Lechas Valensa. Savo apsilankimu Seimą pagerbė Europos monarchai, Danijos karalienė Margareta II. Su oficialiu vizitu atvyksta Švedijos karalius Karlas Gustavas ir karalienė Silvija. Vienas įsimintiniausių popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankimas Lietuvoje, valstybingumo ir pasiaukojimo simboliu tapusiame parlamente 1993 rugsėjį. Po kelerių metų Lietuvos žmonių laisvės siekiais džiaugiasi Čekijos Respublikos prezidentas Václavas Havelas. 2006 metų rudenį istorinėje posėdžių salėje, jau pavadintoje kovo 11-osios vardu, kalbą sako Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II. Europos komisijos pirmininkas Romanas Prodis 2000-aisiais, sakydamas kalbą Seime, pabrėžė, to distant future, Lithuania will be a full member of the Union, with equal obligation and equal rights. Po 4 metų Lietuva tapo pilnateise NATO nare, o po visuotinio referendumo dėl narystės nuo 2004 gegužės 1 Europos Sąjungos nare. Kovo 11-osios salė šiandien simbolinė vieta. Nors nuo 2007 plenariniai posėdžiai rengiami jau naujai pastatytoje salėje, tačiau čia susirenkama iškilmingų švenčių, minėjimų dienomis. Priesaikas duoda naujai išrinkti Seimo nariai, inauguracijos iškilmėse prisiekia Respublikos prezidentai. Šiemet kovo 11-osios salėje išskirtinis įvykis. Didingos praeities, skausmo ir vargų patyrusi, drąsiai stojusi į kovą už nepriklausomybę,
daug pastangų įdėjusi atkurdama valstybingumą ir užsispyrusi siekusi grįžti į demokratinių Europos tautų šeimą. Šiemet Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai.